Leidykla Aukso žuvys ir Audioteka LT pristato Dalios Cidzikaitės, Laimos Petrauskaitės Van der Stoep ir Dalios Stakytės Anysienės audio knygą Manėm, kad greit grįšim. 18 pokalbių apie pasitraukimą į vakarus 1940–1944. Įgarsino Dalia Cidzikaitė, Rimantas Bagdzevičius, Jūratė Vilūnaitė. Audio knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Antrasis pasaulinis karas – istorija ir žmonių likimai. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietija ir Sovietų sąjunga pasirašė slaptą sutartį – Molotovo-Ribentropo paktą, pagal kurią Vidurio ir Rytų Europa buvo pasidalyta į Vokietijos ir Sovietų sąjungos įtakos sferas. Pagal susitarimą Lietuva atiteko Sovietų sąjungai. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. Vokietija užpuolė Lenkiją ir tai pradėjo Antrąjį pasaulinį karą. Pirmoji sovietų okupacija. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą. Vilnius jau anksčiau buvo prijungtas prie Lietuvos, bet pagal vokiečių ir sovietų susitarimą Klaipėdos kraštas liko vokiečiams. Liepos 12–13 d. suimti Lietuvos vyriausybės kabineto nariai, politinių partijų ir visuomeninių organizacijų vadovybės, taip pat žymus visuomenės veikėjai. 1941 m. birželio viduryje okupantai pradėjo surinkinėti žmones ir birželio 14–18 d. ištrėmė į rytus apie 17 500 gyventojų, vyrų, moterų ir vaikų. Sovietų kariuomeniai pasitraukus iš Lietuvos, rasta dokumentų su sąrašai žmonių, kurie turėjo būti išvežti po pirmojo masinio trėmimo. Sovietams okupavus Lietuvą pradėjo organizuotis pogrindis, kuris tikėjo, kad taika tarp Sovietų sąjungos ir Vokietijos ilgai netruks ir Vokietija puls Sovietų sąjungą bei jos užimtas teritorijas. Pogrindininkai ruošėsi karui kilus paskelbti Lietuvos nepriklausomybę ir atkurti Lietuvos kaip valstybės funkcijas. Jadvyga Jankauskienė. Ogi paskui matėm, kaip veža. Mano brolis Smetonos laikais buvo Šilalės notaro sekretorius, o tas buvo Šimkevičius. Aš mačiau, kad tas Šimkevičių šeimą veža. Jis ligonis, lietus lyja. Žmona jį dangstė su tokiom drobulėm. Donata Karužienė. Tėvai amžinai bijojo, kad nebūtų suimti. Paskui didžiausias dalykas tai buvo vežimai, kurie vyko birželio mėnesį, 1941 metais, prieš pat karui prasidedant. Tai tą mačiau savo akim ir labai bijojau bolševikų. Jeigu nebūtų buvę tų metų, tai mes tikrai nebūtume važiavę. Irena Kairytė. Mes tik tai ryte sužinojom, kai birželio mėnesį prasidėjo vežimai mūsų kaimynų. Iš vakaro dar mama buvo susitikus, o naktį suėmė, reiškia vyrą ten. Buvo keli mokytojai, tai mokytojus tuos suėmė. O paskui prasidėjo naujas atradimas, kad visi miestelio gyventojai vieno šeimos nario neteko, kitas tokio. Žodžiu, buvo masinis toksai žmonių trėmimas. Jonas Kavaliūnas. Tada aš mokytojavau Giedraičiuose. Vokiečiam žengiant per Lietuvą, bolševikai kraustėsi, bėgo iš Lietuvos. Tai jiems pasitraukus ir iš Giedraičių, Giedraičių valsčiaus raštinėje buvo rasti sąrašai tų, kurie turėjo būti išvežti per pirmąjį vežimą birželio viduryje. Ir kitas sąrašas, kurie turėjo būti išvežti per antrąjį vežimą birželio mėnesio gale. Tame kitame sąraše buvau ir aš su savo šeima. Maža dalis pabėgėlių iš Lietuvos išvyko per pirmąją sovietų okupaciją 1940–41 metais. Kadangi tuo metu vokiečiai dar palaikė gerus santykius su sovietais, asmenys galėjo įrodyti esą vokiečių kilmės, galėjo repatrijuoti į Vokietiją.
Kartais užtekdavo ir padirbto dokumento, rodančio, jog pavyzdžiui asmuo yra kilęs iš liuteronų šeimos. Vytautas Černius. Umzydleriai buvo suskirstyti į 3 grupės. Pirmoji grupė skaitėsi tikri vokiečiai, kurie tiko kolonizacijai. Antroji grupė buvo, jiems davė pilietybę, bet jie galėjo gyventi tik tai senojoje Vokietijoje. O trečioje grupėje tokie kaip mes, kur vokiškumo ten nedaug buvo. Ir jie pilietybės negavo. Skaitėsi žmonės be valstybės. Jadvyga Kontrimienė. Taip Kontrimas ir padarė. Sudarė savo tėvų jungtuvių metriką. Parašė Kontrimas, Vilhelm ir Dorotėja. Ir parašė vieną žodį – abu liuteronai. Kadangi visi žinojo telšiuose, kad jis nėra joks vokietis, neturėjo nė lašelio kraujo, tai jisai nuvažiavo į Mažeikius. Vokiečių okupacija. 1941 m. birželio 22 d. vokiečių kariuomenė puolė Sovietų sąjungą ir jos užimtas teritorijas. Birželio 23 d. Lietuvos pogrindininkai paskelbė atkuriantis Lietuvos nepriklausomybę ir sudarantis laikinąją Lietuvos vyriausybę. Jie bandė atkurti valdžios aparatą bei sudaryti vyriausybės ministrų kabinetą, prieš vokiečiams sudarant savo palankę vyriausybę. Vokietija laikinosios Lietuvos vyriausybės nepripažino ir po kelių savaičių uždraudė jai veikti. Dalis visuomenės veikėjų perėjo į pogrindinę veiklą nukreiptą prieš nacizmą. Okupantai norėjo sudaryti lietuvišką SS dalinį ir bandė paimti jaunus vyrus pagalbiniams darbams vokiečių kariuomeniai. Organizuota rezistencija ir lietuvių visuomenė priešinosi tokioms pastangoms. Jauni vyrai įvairiai išsisukinėjo ir slapstėsi. Siekdami priversti lietuvius paklusti potvarkiams, 1943 metais vokiečiai suėmė keliasdešimt žymių lietuvių ir išvežė juos į Stutthof koncentracijos stovyklą, uždarė Vytauto didžiojo universitetą. Kostas Burba. Universitetas jau buvo tada uždarytas vokiečių. Jie uždarė, žinoma, tam, kad eitų jaunimas į frontą, kad galėtų daugiau jų pagauti, kad nebūtų pasiteisinimo, kad mokinies. Bet mūsų profesūra ir mūsų vyriausybės astrai, kas kurie tuo metu galėjo dar veikti, jie kombinavo, perkelė iš vienų rūmų, kur buvo okupuoti vokiečių, į kitus. Profesoriai vienokiu ar kitokiu būdu išlaikė šitą ir davė progą užbaigti tiems, kurie jau buvo prie pat galo. Vladas Audėnas. Buvau kine, tik staiga sustojo filmą, užsidegė šviesos ir prie durų atsistojo vokietis ir pradėjo vokiškai kažką kalbėti. Na ir pasirodo lietuvis vertėjas. Tuoj pat išvertė, kad niekas nejudėtų, kad esame apsupti ir bus visų patikrinti dokumentai. Mes jauni vyrukai žinojome, ką tai reiškia, nes mano metų vyrus gaudė. Juozas Meškauskas. Santykiai vokiečių okupacijos metu tarp lietuvių ir vokiečių aštrėjo. Ir 1943 metų kovo mėnesį, 16-17 dienomis, Kaune buvo suimti 16 asmenų, Vilniuje 24, Marijampoliai 5, Šiauliuose 1. Viso buvo areštuota 46 įvairių profesijų inteligentai, kurių tarpe 4 tarėjai, 5 universiteto profesoriai, 4 gimnazijų direktoriai ir kiti. Visi areštuotieji buvo išvežti į Stutthof koncentracijos stovyklą. Vokiečių okupacijos metu ypač nukentėjo Lietuvos žydai. Jie buvo suvaryti į getus, prievarta varomi dirbti, didelė jų dalis nužudyta. Bendru tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nutarimu, žydų aukų skaičius Lietuvoje buvo nuo 200 iki 206 tūkstančių. Maždaug 190 tūkstančių Lietuvos žydų, nuo 8 iki 10 tūkstančių žydų pabėgėlių iš Lenkijos, beveik 5 tūkstančiai žydų iš Austrijos ir Vokietijos ir 800
78 Prancūzijos žydai. Irena Kairytė. Reikia pripažinti, kad mano klasės draugai, kurie buvo žydai, išnyko visi. Kadangi, reiškia, į miestelį iš apylinkių sugabenti žydai ir Alytaus gražiuose pušynuose šaudė juos. Kapai dabar yra. Tai tas buvo baisus. Reiškia, šūviai ir šūviai. Ir žinojom, kiekvienas jų buvo žmogui, mūsų draugam galbūt. Čia tai yra baisu, tu nematai to nieko, bet žinai visą tą, kad kažkas kažką naikina. Tuo laiku nežinojom, kokios apimties buvo. Joana Kurtulienė. Pupa Cirinskaitė, ji buvo žydelkaitė. Jos tėvai buvo labai turtingi. Kaune jie turėjo labai didelį gaidų sandėlį. Ji gimė su manim tą pačią dieną ir tais metais, ir tą patį mėnesį. Ir mes kartu ėjom į mokyklą. Ir paskui, kai vokiečiai atėjo, aš einu Pylimo gatve ir žiūriu, varo visą būrį žydų. Ir aš žiūriu, Pupa eina. Aš sakau, Pupa, tu čia? Jinai sako, čia. Sakau, gal aš tau galiu ką nors ar duot? Tie žydai kartais praeidami sustodavo namuose. Mama kiek ten turėjo duonos, tai... Arba žinot, jie iš darbų, kai juos varydavo, buvo pasisiuvę tokias kelnes plačias. Tai tarp kojų įleisdavo tą duoną, maistą, kad kaip eina pro vartus, kad netimtų, nes atimdavo viską. Sakau, gal tau ką nors atnešt? Sako, atnešk man cigarečių pakelį. Tiesa, aš jos klausiu, sakau, kada jūs maždaug varo? Ji man pasakė laiką, kada jos varo iš geto. Po kelių dienų einu ir nėra Pupos. Aš klausiu tokios jaunos praeinančios žydės, sakau, tokia Pupa Cirinskaitė, ar yra? Ji pažiūrėjo į mane ir sakė, jos jau nėra, ją sušaudė. Jie, žinot, veždavo ir šaudydavo. Tokie dalykai. Visokių žiaurybių. Antanas Šatūnas. Tik tai tiek vat, kad vokiečiai, kaip žinote, labai žydus skriaudė, labai žiauriai elgėsi. Dar prie mūsų tenais, netoli mūsų. Mačiau, Jėzus kaip duodavo. Dar mama parsivežė, viena žydelkytė prašė jos baisiausia, kad nori bulvių pasikasti. Tai ten buvo bulvių rudenį kasti, tai jinai kasėsi. Žinot, žmonių buvo ir liežuvių daug didelių. Tojaus pradėjo. O, jūs jau žydus prilaikote? Sako, vokiečiai sužinos, tai jumis sušaudys. Tai taip. Tai mergina pabuvo porą savaičių pas mumis ir paskiau jau mama bijojo. Nuvežė ją ir tas bulves ir viską į Slabadą. Ten Slabadoj buvo užtverti žydai. Jau ten visi suvaryti buvo. Tai ten nuvežė ją prie tvoros, numetė. Jau kiti laukia, to jau pasigrėbė, kad nematytų sargybiniai. Žiauriai laikė žydus. Tai jau bereikalo šitai. Ten toksai kiek tenais 1 kilometrų nuo mūsų, kuriuos te šaudė. Prie smėlio tokie miškai. Aš nemačiau tiesiog, bet man sakė, kad juos varė prie Nemuno. Toks kalnas buvo, ant to kalno reikėjo užlipti, sako, ten apkasai buvo iškasti. Antroji sovietų okupacija. 1944 m. vasarą sovietų kariuomenė užėmė didelę dalį Lietuvos teritorijos, įskaitant Vilnių, Kauną bei Panevėžį. Dauguma šios knygos pašnekovų pasitraukė iš savo namų būtent tuo metu. Dalis keliavo į rytprūsius arba į vokiečių užimtas Lenkų teritorijas ir ten išbuvo tol, kol laikėsi frontas. Kiti dar tą pačią vasarą keliavo tolyn į vakarus, link Austrijos. Dar kiti pirmiausia pasitraukė į Žemaitiją ir Lietuvos sieną perėjo tik spalio pradžioje, Raudonajai armijai užėmus beveik visą Lietuvą. Klaipėdą sovietai užėmė 1945 m. sausį. Kone visi jie manė ir tikėjo, jog palieka namus laikinai,
ir po kelių savaičių ar mėnesių grįš atgal. Frontui priartėjus pabėgėliai turėjo trauktis toliau, bandydami atspėti, kur bus saugiau, kur mažesnė galimybė, kad sovietų kariuomenė juos pavys. Nijolė Jankutė Užubalienė. 1944 metai Liepos 20 diena. Ašmena jau buvo užimta prie Vilniaus. Ir tą dieną, kaip tik tai Kupiškį pradėjo apšaudyti. Jau prieš tai skraidė lėktuvai. Ir tas traukinys šiaip tai pravažiavo dar šaudomas. Ir pavažiavom keliolika kilometrų ar keliasdešimt, dar nebuvom prie Panevėžio. Jau gavo vokiečiai pranešimą, kad Kupiškis užimtas rusų. Kostas Burba. Kai peržengėm sienas Liepos 20 dieną ir sužinojau, kad atentatas buvo, aš tikėjausi, kad labai greit grįšim, kad esminiai pasikeis tarptautinė politika, kad vakarai susipras, padarys su vokiečiais galbūt taiką. Ir kažkaip tai visi galvojom tuo metu, kad sovietai bus atstumti ir mes greit grįšim. Irena Kairytė. Tai 1944 metais iš Alytaus patekom į tėvelio tėviškę Tauragės apskrity. Ties Dubysa mūšiai jau buvo. Reiškia, sovietai nustūmė vokiečius iki maždaug tos vietos. Tai tėvelio tėviškės ribose, Varlaukio miestelyje, buvo įsikūręs Vokiečių rytų fronto vyriausias štabas su generolais, su įvairiais rengimais. Žodžiu, visa apylinkė buvo panaudota kariuomeniai. Nu ir tėvelio tėviškiai apsigyveno grupė karių, kurie buvo kartografai. Gamino žemėlapius karo reikalams. Ir jie išbuvo maždaug tėvelio tėviškiai 2,5 mėnesius. Spalio 6 naktį prisikėlė mano tėveliai. Tasai jų vadovas, jisai buvo tik tai seržantas ir sako, aš neturėčiau teisės kalbėti apie tai, bet lūžo frontas ir mes traukėmės. Antanina Baleišienė. Frontas artėjo, sovietai pajudėjo, vokiečiai traukėsi. Mes buvom Žemaitijoje prie Vainuto miestelio, Girininkų kaime. Laukėm paskutinės minutės, kad galėtumėm grįžt, bet pamatėm, kad jau nieko nebebus. Jau sovietai gali užeiti vėl čia, tada pasitraukėm. Aldona Baukienė. Spalio mėnesio 8 dieną buvo paskutinis sekmadienis Šilutėje. Nepaprastai daug traukėsi vokiečių kariuomenės, daugelis gyventojų palieka miestą. Man kažkodėl gaila išvažiuoti, susigyvenau su vietiniais gyventojais, atsisveikinau su šeimininkais ir kepyklos darbininkais, kurie buvo man labai malonūs. Stovėjau ant kelio pasimetusi, žvalgydamosi į praūžiančius sunkvežimius su vokiečių kareiviais ir prašliaužiančius vežimus su daugybė žmonių, įbaubiančias karves, nemelštas gal porą dienų. Riebios kiaulės kriuksėjo į pravažiuojančius, lyg nujausdamos, kad ir joms ateina galas. Taip ir stoviu, lyg sustingusi nuo šiurpių vaizdų, nuo patrankų šūvių, kurie vis artėjo. 7:30 valandą staiga prie mane sustojo sunkvežimis. Ir iš jo iššokęs kareivis mane įkėlė į sunkvežimį. Baisiame spūstyje stūmėmės pirmyn. Pasisekė mums prasmukti pro Nemuno tiltą ties Tilže. Pravažiavus Tilžę pasigirdo baisūs sprogimai. Tiltas buvo vokiečių susprogdintas ir liko daugybė mašinų, vežimų ir pėsčiųjų anapus tilto. 10 valandą vakaro Šilutėje jau buvo rusai. Elena Majauskienė. Ta naktis buvo labai baisi. Visą naktį rusų lėktuvai bombardavo Vištyčio miestelį, o mes naktį išbėgom į laukus ir po vežimais palindę mes ten gulėjom. O rusai pakabindavo tokius šviestuvus, vadindavo rusų lempos, ir tada apšviesdavo tą apylinkę ir tada bombarduodavo. Bronė Urbonienė. Mes apsistojom netoli Dancigo. Karas pasibaigs,
ir mes grįšim. Dėl to, kad sakė amerikonai, žinoma, pasakys rusams, kad jie atsitrauktų iš Pabaltijo ir mes visi grįšim namo laimingi. Juozas Kriaučiūnas. Į Lietuvą sugrįžti tikrai tikėjau. Užtat tai, kad galvojau, pasitrauksim nuo fronto, pasibaigs karas ir rusai atsitrauks. Gal Lietuva liks jų įtakoje, gal kokia autonomija ar kokie kiti dalykai. Tai tada sugrįžti Lietuvą. Tik tai jau vėliau Vokietijoje pamatėme, kad nebus galima sugrįžti. Pasitraukus. Gyvenimas pasitraukus iš Lietuvos buvo sunkus, nes labai trūko maisto. Norint pirkti maistą ar aprangą reikėjo turėti valdžios išduotas korteles, kurios davė teisę pirkti tik tam tikrą mažą kiekį maisto produktų. Buvo sunku rasti, kur apsistoti, dažnai grėsė bombardavimo pavojus. Kazys Čėsna. Mus bombardavo 18 kartų. Toks senas žmogus nebėgdavo iš tų barakų. Tai žuvo. Bjauriausia mums buvo bombardavimai anglų ir amerikonų. Dieną bombarduoja anglai, o naktį amerikonai. Po 30-20 lėktuvų tai drebėdavo žemė. Ir kai uždegdavo kur nors mieste, tai atrodė, kad visas miestas dega. Žiauru buvo. Mikas Macys. Apie balandžio 1 rusai jau buvo užėmę Vieną. Tai pagalvojau, kad dabar nuotolis iki mūsų tik apie kokį 30-40 km nuo fronto, kad jau yra laikas keliauti vakarus tolyn. Su kita šeima pasiėmėm vaikus savo ir iškeliavom pėsti, todėl kad traukiniu jau buvo neįmanoma važiuoti. Ne tai, kad neįmanoma, bet pavojinga buvo važiuoti. Todėl kiekvieną dieną Amerikos naikintuvai traukinius apšaudydavo. Tai taip beveik per mėnesį laiko nusigavom iki pat Bat Tjolco. Janina Juknevičienė. Gavom tuoj pat korteles. Kiek buvo skirta vokiečiam, tiek buvo skirta ir mum, pabėgėliam. Nusipirkti ir duonos, ir cukraus, ir mėsos gabaliuką. Kiekvienam buvo padalinta, kaip sakyt, lygiai. Ona Minetienė. Buvo didelis kambarys. Ten mes susidėjom 2 lovas greta viena kitos. Patalinės šiek tiek savo turėjom, tai užteko. Ir buvo toks šalia, kaip ir sandėlis didesnis. Tai tam sandėliuke dar lovą turėjom. Tai mes tose 3 lovose 7 gulėjom. Bet tose sąlygose buvo gerai. Buvo blogiau virimas. Virimas buvo tik viena skylė, pečiukas toks ir viršui kaminas. Ten lentukė tokia uždėta, o šalia dėl šilumos buvo toks nedidelis geležinis pečiukas. Anglim kūrenom, to maisto labai mažai, tik ant kortelių gaudavom. Ir duodavo bulvių, kiek tik nori valgyti. Lietuviai pabėgėliai Švedijoje. Karo metu apie 400 lietuvių pasitraukė į Švediją. Ten pabėgėlių gyvenimo sąlygos buvo geresnės negu karo nuniokotoje Vokietijoje. Be to, po karo į Švediją iš Kuršo pasitraukė 167 Wehrmacht kareiviai pabaltijiečiai, 150 latvių, 10 lietuvių. Lietuvių skaičius įvairiuose šaltiniuose svyruoja tarp 9 ir 11 ir 7 estai. Švedijoje jie buvo internuoti Renselet stovykloje ir buvo prižiūrimi švedų kariuomenės. 1945 m. birželio 2 d. Sovietų sąjunga pareikalavo, kad Švedija grąžintų visus internuotus kareivius. Po 1940 m. okupacijos sovietų valdžia pabaltijiečius kareivius laikė ir savo piliečiais ir tuo pat metu išdavikais. Tokia ekstradicija iš neutralios valstybės prieštaravo Hagos konvencijai. Susitarimas tarp Švedijos ir Sovietų sąjungos vyriausybių sukrėtė švedų visuomenę ir visus tuo metu Švedijoje gyvenusius pabaltijiečius pabėgėlius.
ypač sužinojus, kad Švedijos komunistų partija norėjo grąžinti ir civilius pabaltijiečius pabėgėlius. Bet valdžia tam nepritarė, nors Švedija pripažino Pabaltijo kraštų okupaciją. Beveik visi švedų visuomenės sluoksniai, studentai, profesoriai, spauda ir bažnyčia protestavo prieš ekstradiciją. Švedijos karalius Gustavas V šiuo klausimu rašė Stalinui. Pabaltijiečių delegacijos lankėsi valdžios įstaigose. Švedijos lietuviai darė viską, ką galėjo. Pabaltijiečiai kareiviai skelbė bado streikus. Bandė visaip susižaloti, manydami, kad tada jų neatiduos sovietams. Buvo bandymų nusižudyti. 2 jų pasibaigė mirtimi. Bet 1946 m. sausio 25 d. švedų policija Trelleborg uoste prievarta atidavė ir išbadėjusius, ir sužeistus Wehrmacht kareivius sovietams į Belo Ostrov laivą. Šis skaudus įvykis Švedijoje minimas iki šių dienų. Juozas Plačas. Vieną kartą grįžtam iš Okserzundo. Kioske parašyta Balternas ut. Tai reiškia baltiečiai lauk. Čia vėl naujas pavojus mums gresia. Kai perskaitėme, pasirodo, kad tai visus tuos atvykusius pabaltijiečius kareivius, kurie buvo užsilikę Kuršiuose, dar kariavo kokį dar mėnesį ar kelis su bolševikais. Kai jie pamatė, kad jau nebegalės išsilaikyti, tai atkeliavo į Švediją. Ir lietuvių buvo tarp jų. Tai švedai nuginklavo juos ir patalpino į atskirą lagerį. Kunigas Juozas Tadarauskas aptarnavo lietuvius Skandinavijoje. Irgi atliko tenai didelį vaidmenį. Jisai buvo kapelionas to lagerio. Stokholme mūsų bendruomenė darė žygius visus ir atvažiavo rusų laivas ir juos visus sudėjo. Visus paėmė ir išvežė. Tai niekas daugiau nebesužinojo apie jų likimą. Švedų spauda labai plačiai aprašė visą tą įvykį, labai buvo nusiteikę švedai prieš valdžią, kadangi šitaip žiauriai leido tiems pabėgėliams būti atiduotiems kankinimams. Karui pasibaigus. 1945 m. pavasarį pasibaigus karui, pabėgėlių vargai nepasibaigė. Namo grįžti buvo neįmanoma, nes kraštas buvo okupuotas sovietų ir netrodė, kad padėtis greitai pasikeis. United Nations Relief and Rehabilitation Authority, UNRWA, pradėjo išvietintiems asmenims DP steigti stovyklas, kurios dažniausiai buvo įrengiamos buvusiuose vokiečių kareivinėse. Susibūrę stovyklose lietuviai labai greitai pradėjo steigti mokyklas, chorus, jaunimo organizacijas. Užimta Vokietija buvo padalyta į 4 zonas – amerikiečių, anglų, prancūzų ir rusų. Tačiau labai greitai pasirodė nesutarimai tarp vakarų sąjungininkų ir sovietų. 1946 m. pabaigoje uždarius Jungtinių tautų pagalbos ir atkūrimo administraciją, DP globa perėjo į naujai įkurtos International Refugee Organization, kurioje sovietai nedalyvavo rankas. Ona Minetienė. Atvažiavom, čia tuoj pat pradžios mokyklą padarė, kadangi daug išbėgusių mokytojų buvo. Ir tuojaus susiorganizavo kaip nors gimnaziją padaryti. Ir gimnazija buvo 8 klasių, taip kaip Lietuvoj. Ir buvo bažnyčia. Tokią salę susiradom vienam barake. Pasidarėm bažnyčią ir paveikslą labai gražų vietinę nupiešė ponia Stančikaitė. Aldona Baukienė. Aš pati asmeniškai tuoj įsijungiau į Stepo Sodeikos ir Kasparo Veličkos ansamblį. Tenai vyko tautiniai šokiai, vaidinimas, kurį pastatė Nemunas Žydė. Aš tenais gavau rolę vaidinti Magdės ir tada mes apvažinėjome labai daug stovyklų. Be to aš pradėjau studijuoti Mainzno universitete kalbas ir taip pat aktyviai buvau skautų organizacijoje. Vasaros metu 45 metų mes suruošėm didelę stovyklą su berniukais.
Buvo gana daug jaunimo įsijungę į skautų organizaciją. Kostas Burba. Labai didelis lageris, daug lietuvių buvo. Nu tai, žinoma, prasidėjo veikla. Mes įkūrėm, kad jaunimas neišdykautų, negirtuokliautų, neitų spekuliuoti, mokyklą technišką. Aukštesnioji technikos mokykla. Alė Kalvaitytė Velbasienė, operos solistė. Mes važinėjom po visą Vokietiją. Susidarė mūsų grupė. Ta grupė sudarė Jonas Vasiliauskas, o toj grupėje buvo mes, Izabelė Motiekaitienė, buvo Kovelis, toks tenoriukas nedidelis, ir buvo šokėjai 2. Simas Velbasis ir Tatjana Babuškinaitė, Vasiliauskienė. Vasiliauskas sudarydavo visur sąlygas, kur mes galėjom važiuoti ir dainuoti. Mes dainavom net ir miške kareiviams, ir ten buvo fortepijonas, kartu vežėmės. Žodžiu, įvairiose sunkiose karo lauko sąlygose mes dainavom. Ypatingai keliaut buvo sunku. Į traukinius buvo neįmanoma įlipt, teko lipt per langus. Ir iš kur pas mus buvo tos jėgos ir sveikata? Žodžiu, mes buvom tikri vargo dainininkai. Elena Eidukevičiūtė Majauskienė. Susiorganizavo greitai, ir visokios ten, ir siuvėjo artelės tokios dar dirbdavo, ir policija savo stovykloj, ir gimnazija stovykloj buvo, ir pradžios mokykla, sporto klubai visokie ansambliai, viskas buvo. Pas mus tiek daug žmonių buvo, labai gražiai viskas vyko. Pradžioje pabėgėliai jautė baimę, kad sąjungininkai, tarp jų ir sovietai, gali juos sugrąžinti į Lietuvą pas sovietus. Jie matė, kaip ukrainiečiai buvo prievarta siunčiami atgal. Vėliau paaiškėjo, kad jie nebus verčiami sugrįžti. Tačiau pabėgėliai dar ilgai jautėsi nesaugus. Alfonsas Šešplaukis Tyruolis, Lietuvos pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas, spaudos darbuotojas. Labai buvom išbauginti tiesiog. Dėl to, kad vieną kartą rodos ukrainiečių ir kitos stovyklos netoli buvom apsupti tiesiog. Amerikiečių kareiviai apsupo tą ukrainiečių ir kitų stovyklą ir lietuvių turbūt jau ten artinosi. Taip, kad kiti jau bėgo. Bėgome jau iš miesto, nenakvojom. Lietuviai. Taip, bėgo iš stovyklos. Dėl to, kad nežinia, tuos jau prievartą jau grūdo į sunkvežimius ir išvežti. Vieną sekmadienį jau žinojom, kad veža ukrainiečius ar kitus ir pasibaisėjom labai, kad mums čia tas pats gresia. Buvo jau labai nemalonu. Bet neilgai. Paskui matyt jau reikalą sutvarkė, kad nebegražint. Bet nemažai ir išvežė, ypač tų slavų kilmės. Skaičių negali prisiminti. Kiti tiesiog žudėsi, kad neišvežtų. Labai žiauru buvo, labai nemalonu. Ir tada išleido tą įstatymą, kad į Ameriką galima atvažiuoti. Vaclovas Mažeika. Vokietijoje būnant paaiškėjo, kad į Lietuvą nėra jokių šansų grįžti. Ir kada amerikonai iš pradžių, kada jie dar net mėgino prievartą arba net įkalbėt, kad grįžtume, kiti girdėjau, kad sako, kiti žmonės beveik prie savižudybės buvo prieėję. Pas mus to nebuvo. Tai paaiškėjo, kad jokio grįžimo nėra ir reikia orientuotis, kad kur nors išvažiuoti kitur. Vokietijoje taip pat pasilikti tokios masės negali, kadangi čia vokiečių patys visa kariuomenė grįžo, turi darbų ir taip toliau, tai visos buvo mintis, kad reikia kur nors išvažiuoti. Ir pradėjau mokytis anglų kalbą. Paaiškėjus, kad likusi DP dalis negrįž į gimtuosius kraštus, pradėtos dėti pastangos rasti jiems nuolatinę gyvenimo vietą. Anglija, Australija, Kanada pradėjo samdyti migrantus tam tikriems darbams. Emigrantai pasirašę sutartį ir atidirbę tam tikrą laikotarpį, turėjo teisę pasilikti tame krašte.
Tokia emigracija labiau tiko jaunesniems žmonėms, neturintiems šeimų. Kostas Burba. Perspektyvos Vokietijoje gauti darbo buvo labai menkos. Vokiečiai patys man pasakė, kad sako, mes savo žmonių negalim įdarbinti. Tai aš mačiau, kad nėra perspektyvų. Ir pradėjom ieškoti kur nors išemigruoti. Tuo metu prasidėjo migracijos, tai bandėm ir rašėm, ir skaitėm, ir studijavom Australiją, Argentiną, Kanadą. Pagaliau buvo ne taip svarbu kur. Svarbu, kad tik išvažiuoti. Amerika turėjo griežtus imigracijos įstatymus ir nustatytas kvotas. Įstatymų ribojama imigrantų kiekį, kurios į šalį įleido labai mažą skaičių pabėgėlių iš rytinės Europos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Harris S. Trumanas 1945 metais pasirašė įsaką tų mažų kvotų ribose pirmenybę suteikti karo pabėgėliams. 1948 metais priimtas įstatymas į šalį įsileisti 200 000 karo pabėgėlių. 1950 metais įstatymas pratęstas ir kvota praplėsta iki 415 000 pabėgėlių, tačiau su sąlyga, kad atsiras Jungtinių valstijų pilietis, sponsorius, kuris pasižadės atvykusi ar atvykusius įdarbinti ir užtikrinti, kad jis netaps našta kraštui. Sponsorius turėjo pasirašyti tam tikrą dokumentą – afidevitą. Nemaža dalis lietuvių pabėgėlių turėjo giminių ar pažįstamų, anksčiau emigravusių į Ameriką, kurie ir padėjo pabėgėliams atvykti į kraštą. Vaclovas Mažeika. Tai, žodžiu, mano tikslas tai buvo į Jungtines Amerikos valstybės. Ir prieš tai, kiek anksčiau mano draugas, geras draugas Jonas Vasiliauskas, jau buvo čia atvažiavęs, kadangi jis turėjo gerą sponsorių ar giminę, ir tada jis pasirūpino sudaryti taip vadinamą afidevitą, tokį raštą, kad jie atvažiavusį priims ir kad jis nesudarys sunkumų, kad jis bus aprūpintas ir panašiai. Visų pirma, reikėjo praeiti pro Amerikos apklausą ir jie ten gerokai kamantinėdavo, kodėl tu nori važiuoti, kodėl negrįžti namo. Žodžiu, smulkiai klausinėdavo viską ir taip toliau. Skryningas, patikrinimas, atranka buvo. Ir buvo gana griežtas. Pavyzdžiui, kiti jau sakė, nesakyk, kad tu inžinierius, sakyk, kad tu draftsman, braižytojas. Sako, inžinierių pakankamai yra. Aš taip ir sakiau, kad aš esu tik draftsman, braižytojas. Povilas Jančauskas. Aš parašiau savo tetai į Filadelfiją. Tos tetos nebuvo, jau mirus, matyt, buvo. Ir kita mamos sesuo, kita teta parašė laišką. Sako, buvom pas kleboną ir dabar jau lauksim, kada tu atvažiuosi. Aš dirbu emigracijos įstaigoje, žinau, kad reikia užpildyti dokumentus ir viską, o čia sako, buvom pas kleboną. Tai ji tiek te suprato. Žino, kad buvo pas kleboną, klebonas matyt užpildė tą anketą ir pasiuntė į emigracijos įstaigą. Ir aš po kiek laiko gaunu pranešimą, kad mes turim teisę važiuoti. Svetimoje šalyje. Gyvenimo pradžia Amerikoje buvo sunki. Pabėgėliai negalėjo tikėti sulaukti finansinės paramos iš savo sponsorių, nes retas jų išgalėjo paremti finansiškai. Dauguma ankstesnių imigrantų buvo atvykę be mokslo, dirbo sunkų darbą sunkiomis sąlygomis, skerdyklose, anglies kasyklose, buvo išgyvenę didžiąją depresiją. Antanina Baleišienė. Antanas atvažiavo, jau jis 47 metų buvo. Sunku darbą gaut, jau per senas skaitosi. Dirbo kur gavo. Sunku buvo buvusiam karininkui, intelektualui Lietuvoj buvus, o čia paprasčiausius darbus, išvietės valyt, šluot. Dirbo ir prie televizijos aparatų, picture tubes, prie kriaučių dirbo, o paskui prie prosinimo dirbo.